Ir į sceną norėtumėme pakviesti energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną. Labas rytas. Iš tiesų labai iškalbingas šios konferencijos pavadinimas nuo energijos prie sinergijos. Tikrai matau ir jaučiu ir tikrai visi suprantame, kad tikrai turite daug energijos. Ir mes šiandien esame čia tam, kad toliau kurtume sinergijas. Sinergijas tarp valstybės institucijų, ūkininkų, bendruomenių, bendrijų ir būtent tų žmonių, kurie realiai administruoja paramos programas. Ir pirmiausia, džiugu sveikinti šios konferencijos dalyvius, sveikinti jūs, nes iš esmės esame tam tikram atskaitos taške, kaip ir direktorė Agnė minėjo, turime puikius rezultatus, būtent ekonomikos gaivinimo ir atsparumo plano rezultatus, tokia galima sakyti kaip ir ataskaitinė konferencija, bet kita vertus tai yra žvilgsnis į priekį, žvilgsnis vizijos įgyvendinimo kryptimi. Tai tikrai daug bus šiandien turbūt pasidžiaugimo ir džiaugsmo tuo, kas jau buvo padaryta, kas yra atlikta, bet tebūnie tai įkvėpimas tolimesniems mūsų darbams. Na ir kalbant apie energetikos sektorių, kalbant apie sinergijas ir apie tas sėkmės istorijas, skaičių buvo pateikta tikrai nemažai. Reikėtų akcentuoti turbūt bent 4 pagrindinius dalykus, kas veda į tą sėkmę. Tai pirmiausia, politinė valia, antras dalykas, aišku, pinigai, dėl to ir kalbame apie RRF arba ekonomikos gaivinimo ir atsparumo stiprinimo planą. Trečiasis dalykas yra motyvacija. Motyvacija būtent tų žmonių, kurie įgyvendina projektus. Ir ketvirtasis dalykas be abejo ypatingai svarbus, tai yra administravimas. Kaip tie pinigai, kaip tos lėšos realiai pasiekia ir kaip skatina mūsų energetikos sektorių. Tai apie šitos 4 punktus labai trumpai irgi norėčiau keletą akcentų. Tai pirmiausia, dėl politinės valios energetikoje tikrai niekam nekyla nei Lietuvoje, nei regione abejonių. Tai yra tęstinis turbūt daugelio vyriausybių darbas ir energetika, kadangi mes turėjome tikrai sudėtingą situaciją dar 2009 metais, kuomet uždaryta buvo Ignalinos atominė elektrinė ir tikrai išgyvenome didžiulį transformacijos pokytį. Ir tas pokytis buvo būtent dėl to, kadangi turėjome labai sudėtingą situaciją, turbūt vieną sudėtingiausių Europos Sąjungoje. Ir būtent tai skatino pereiti prie jungčių, prie generacijos, prie kitų dalykų. Tai tikrai turime nuostabią energetikos istoriją ir dėl to ta buvo turbūt inspiracija tai politiniai valiai ir sutarimas, kad mes o energetikoje turime demonstruoti tikrai stiprią ambiciją ir jos nuosekliai siekti. Tai kalbant apie politinę valią, be abejo yra svarbiausi keli dalykai, tai yra atsinaujinančios energetikos plėtra ir anksčiau buvo tikslas 30 metais pasiekti 100% generacijos iš atsinaujinančios energetikos, kalbant apie elektros energetikos sektorių. Šį tikslą paankstinome 28 metus, manau, kad praktiškai tai pasieksime dar anksčiau. Antroji dimensija, antrasis tikslas tai yra be abejo turėti kartu lanksčią ir efektyvę energetikos sistemą ir to neįmanoma padaryti be kaupimo sistemų. Tai ir čia yra labai natūrali sąsaja, kadangi 23 metais būtent įgyvendintas tuo metu didžiausias Europos Sąjungoje kaupimo sistemų projektas, 200 MW projektas, kuris beje buvo vienas pirmųjų, jeigu aš nesuklysiu, Europos Sąjungoje iš RRF lėšų įgyventas tokios apimties projektas. Nes vizija jau buvo anksčiau, ją bereikėjo sujungti su finansavimu. Tai kaupimo sistemos čia buvo toks pirmasis elementas ir tai buvo be abejo tam tikra inspiracija, įkvėpimas šiuo keliu žengti toliau. Sinkronizacija su kontinentinės Europos tinklais pernai metais be abejo objektyviai paskatino tai daryti, nes turime jau bendrą Baltijos šalių balansavimo rinką. Ir čia tikrai norime demonstruoti, kad privatus sektorius būtent gali užtikrinti balansavimo paslaugas. Jau nekalba apie dar papildomas 13 paslaugų, ką gali teikti kaupimo įrenginiai. Tai kaupimo sistemos, jos ir dabar džiugu tikrai tuos skaičius
apie juos kalbėti ir ES formatuose. Prieš porą dienų teko dalyvauti neformalioje energetikos taryboje, tai Lietuva su 1,3 gigavato kaupimo įrenginių šių metų pabaigai tikrai demonstruoja lyderystę ir mes galime lyginti su tokiamis šalimis kaip Lenkija ar kitos šalys. Na ir galiausiai, kalbant apie politinę valią, svarbu pastebėti, kad šitie kertiniai elementai priklauso nuo realaus įgyvendinimo, nes vizija yra viena, o projektų įgyvendinimas yra kita. Ir čia reikia pereiti prie finansavimo. Iš esmės, jeigu ne RRF pinigai, tai mes tikrai neturėtume tokio proveržio, kokį turime dabar. Ir čia yra tikrai nuoširdi padėka Europos komisijai, būtent už šių lėšų sumobilizavimą, būtent tai buvo realiai post-covidinės lėšos, bet jos tikrai davė nuostabų efektą, kurio rezultatais mes šiandien galime džiaugtis. Ir kalbant apie jau būtent tą motyvacijos dalį, natūralu, kad kartais būna mažai tikėjimo naujos priemonės, aprašai, visi teisėkūriniai dalykai, jie reikalauja daug kantrybės ir reikalauja daug kantrybės be abejo iš klientų, kurie įgyvendina projektus. Tai noriu padėkoti visiems, kurie patikėjote ir kurie ėmėtės nelengvų projektų įgyvendinimo ir dabar jau galite džiaugtis tų projektų rezultatais arba jau visai baigiamaisiais šių projektų įgyvendinimo žingsniais. Ir galiausiai kalbant apie projektų administravimą, tai nuo pat ir šios kadencijos pradžios mūsų vizija ir tikslas buvo, kalbant apie lėšų administravimą, kad viskas priklauso ir žmonės pirmiausia vertina valstybės pastangas, ES pastangas pagal administravimo kokybę. Tai yra esminis dalykas, nes galima skirti didžiulės lėšas, galime turėti didžiulės ambicijas, bet jeigu administravimas bus su klaidomis, ar jisai bus per daug biurokratizuotas, tai be abejo žmonės, juridiniai asmenys, įmonės, pirmiausia kaltins administravimo būtent dalį. Ir dėl to džiaugiuosi, kad šiame procese, čia konkrečiai kalbant apie RRF Lietuvos energetikos agentūrą, ne tik tapo stiprių kompetencijų centru, kuomet sprendimai priimami ir jie siūlomi tiek energetikos ministerijai, tiek kitoms institucijoms leidžia priimti duomenimis grįstus sprendimus, bet kartu ir tikrai skiria didelį dėmesį būtent santykiui su klientu. Ar tai būtų privatus žmonės, kalbu apie elektromobilių įrengimo stoteles, ar tai būtų juridiniai asmenys, kalbant apie saulės elektrinės ar kaupimo įrenginius. Ir dėl to esu labai dėkingas energetikos agentūrai, kad tie dalykai buvo išgrįsti. Buvo visko, turėjome ir nelengvų, sudėtingų pokalbių, bet rezultatai, manau, kalba patys už save ir tikrai pastebite Lietuvos energetikos agentūros efektyvesnį požiūrį į projektų administravimą. Ir tikrai tai yra matoma konkrečiais rezultatais. Tai yra tikslas, kurio rezultatai dar turėtų būti tobulinami. Visuomet administravimas gali būti dar geresnis, dar efektyvesnis, dar trumpesnis. Tai lieka taip pat ir energetikos ministerijos ir Lietuvos energetikos agentūros darbų vizijose tą efektyvumą dar labiau didinti. Na ir galiausiai, kalbant apie projektus, svarbu pastebėti, kad žiūrint iš tokio paukščio skrydžio taško, mūsų vizija buvo, kad visuose elementuose, tiek kalbant apie makroenergetiką, tiek apie mažąją mikroenergetiką, visur mes turėtume tam tikrus proveržius. Ir čia svarbu pastebėti, kad atsinaujinančiai energetikui, didžioji atsinaujinančiai energetikui tikrai galime didžiuotis rezultatais, tai yra 6 gigavatai instaliuoto saulės ir vėjo ir kaupimo sistemos, kaip ir minėjau, iki metų pabaigos turėtume instaliuoti 1,3 gigavato kaupimo elementų, bet būtent RRF lėšos leido užtikrinti to viduriniojo lygmens, kalbu apie būtent juridinius asmenis, būtent proveržį šitoje srityje, nes būtent įmonėms, ūkininkams, saulės elektrinės kaupimo įrenginiai, jie buvo finansuoti iš RRF lėšų. Na, o galiausiai elektromobilių stotelės šios dienos aktualija ir aktualu, kad tos priemonės anksčiau dar neturėjo tokio populiarumo. Atsimenu, lygiai prieš metus mes kalbėjome apie rodiklius, kad galbūt juos reikėtų mažinti, galbūt adaptuoti.
bet džiugu, kad iki paskutinės minutės praktiškai buvo išleistas kiekvienas euras. Dar netgi turime mažą trūkumėlį, ieškome finansų, kad visi, kurie pateikia paraiškas netgi iš rezervinio sąrašo, galėtų gauti finansavimą. Šitą aktualiją, kuri labai svarbi nūdienos kontekste, kalbant apie energetinę krizę, arba tiksliau tariant, kuro kainų krizę, jos pasiekmės bus ilgalaikės, bet būtent elektromobilumas yra tas sritis, kuri yra tokie žemai kabantys vaisiai ir kuri neišvengiamas yra scenarijus visos ES lygmenių. Tai čia turbūt kvieščiau ir tą raginu daryti europiniuose formatuose, lygiai taip pat, kaip buvo RRF-o lėšos skirtos energetikos transformacijai, taip pat mes turėtume galvoti apie naujus finansinius instrumentus. Ir čia labai paprastas pavyzdys, kad kaip Europos komisijos prezidentė yra minėjusi visai neseniai, tai yra būtent vien per 44 dienas, krizės dienas ES permokėjo, arba tiksliau turėjo daugiau sumokėti už kurą 22 milijardus eurų ES lygių. Šiai dienai tie skaičiai yra žymiai didesni, tai yra apie 30 milijardų eurų. Tai jeigu mes koncepciškai tokios apimties finansavimą turėtume europinių lygių, tarkime, elektromobilių skatinimui, tai reikštų, kad mes galėtume, tarkim, su 8 000 eurų parama elektromobiliui, tai leistų užtikrinti papildomą 4 milijonų elektromobilių parką ES lygių. Kaip žinia, šiai dienai ES grynųjų elektromobilių yra 6 milijonai, tai suma sumarom turėtume 10 milijonų elektromobilių. Tai čia tokios yra idėjos pasvarstymų, bet tai dar kartą patvirtina, kad tokie fondai kaip RRF-as su tinkamu administravimu yra sėkmės istorija ir įkvėpimas ne tik ES, bet kartu visiems jos piliečiams. Tai dar kartą sveikinu su puikiais rezultatais. Manau, kad šiandien turėsime puikių diskusijų, kalbant, kokios buvo išmoktos pamokos, ką dar galėtume padaryti efektyviau, nuosekliau, geriau, bet tebūnie ši konferencija įkvėpimas ir paskatinimas nesustoti, o toliau sėkmingai žengti energetinės transformacijos keliu. Ačiū. Dėkojame, ministrui.